Ir ką, mūsų šios savaitės vlogas prasideda ne nuo pirmadienio, o nuo antradienio. Todėl, kad vakar po savaitgaliu atsipalaidavęs savo, išėjau iš namų ir palikau kamerą. Tai va, vakar buvo diena tokia, kad apsiklijavau golfą, kuris stovi kamera. Tai taip, kad eisim to parodysiu. Toliau, kas dar buvo, dar pardaviau savo keturratį, biškį gaila, bet nieko tokio. Reikia judėti toliau, už tos pinigėlius kažką nupirksim kito gero. Gal kokį projektą, o gal kur nors važiuosim kelionę. Tai va, einam pasižiūrėsim golfą ir važiuosim tada pas variklistus dėl Porsche dalių. Kaip matot, dar iki galo nepabaigtas klijuoti. Apsiklijuojam viską iki galo. Einam, pučiam dažus, einam, pučiam perlą ir tada einam, pučiam laką. Ir kėbulas bus turbūt pabaigtas. Liks tik detalės, kurias reikia sudėti. Ir viskas. Lengviau pasakyti negu padaryti. Tai taip, kad dabar dar vieną naujieną turiu. Einam, parodau, kas atvyko su kurjeriu vakar. Nu ir spėkit, ką mes čiagi turim. Nu, štai ką mes turim. Poršiukui. Vienodo ilgio išmetimo kolektorius. Tai kaip galvojat, koks bus garsas su šitais daikčiukais? Dar prie to pačio grįžta downpipai. Tai su jais dar turėtų pagarsėti. Tai taip, kad manau, Poršiukas bus įdomus reikalas. Ir pagal visą idėją bandysim kokį 600 kW gal išsukt, arba arklių. Nežinau, žiūrėsim. Šiaip dabar jisai turi 400 kažkiek kW. Tai 100 tikrai pasikelsim. Dėl 200 abejočiau, bet pažiūrėsim, kas išeis. Nepamiršiu tikrai Porsche nufilmuoti ir ant stendo, ir kaip programuos. Tai taip, kad vežam kolektoriukus variklistam, tada deda jie motorą, išvežam jį dažytojams ir per tą laiką, kol gausim downpipus ir taip toliau, dažytojas padarys savo darbą, tada galėsim rinkti jį toliau. Ir nepamirškit pasubscribinti, kad matytumėte projekto eigą. O dabar šokam į savo mėgstamiausią automobiliuką, Sereną, ir lekiam aplink Palemoną. Mechanikas Pijus keičia valytuvus. Jis sakė, prastai mato. Spėkit, kokie ilgio valytuvai pas Nissaną. Tai šiandienios planiukai pasikeisti tepaliuką. Ar nekeisim tepaliuką šiandien? Keisim, nes turbūt jo nėra ten jau. Tai pasikeičiam valytuvus, pasikeičiam tepaliuką, filtriukus. Ne, filtriuko nekeisim. O tai filtrai oro geri tipo? Filtrai geri. Tepalo tik pasikeisim ir galėsim toliau šerti.
Tai ką, buvom pas Ksado ir gavom visą maišą gėrybių, taip kad dabar važiuojam tiesiai į darbą, išsipakuojam, parodom jum, ką gavom ir keičiam sirenai tepalus. Ir taip pat įpilsim gero dalyko, kad galėtume sukti ratus. Važiuojam. Tai, kaip ir matėte, buvom parduotuvėje autodalių, nusipirkom valytuvų sirenai, nusipirkom tepalo filtrą ir kas be ko reikia tepalų. Tai taip, kad važiavom į Ksado parduotuvę ir nusipirkom 5x40 tepalus. Dar nusipirkom Energy Drive, kas yra oktaninio lygio padidintojas. Bandysim pilti į baką ir žiūrėsim, kiek ribotuvas irgi persikelia ar nepersikelia. Duosim gazą. Taip, kad darom kapotą, keičiam tepalus, keičiam tepalo filtrą ir važiuosim į gatvę su sirena. O kur motoras? Čia tepalai keičiasi? Čia keičiasi tepalai. Ar čia? Čia elektrinis. Velnes. Tai kur dabar pakeis tą tepalus tos? Ksado tepalai turi pildytis į motorą, nes ten yra revitalizanto, kuris padeda varikliui atgyti į naują, kaip buvo iš gamyklos. Variklis. Radom variklį. Kur čia tepalo filtras? Kaip seniau sakydavo, kad Ksado tepalai kvepia. O nerimtai kvepia. Kvepia ar nekvepia? Ne, tu daryk tai. Čia negėrimas. Pavosti. Tokia mėtom. 5x40 kvepia mėtom. Bet rimtai kvepia. Taip. Varo mašiną palaistys. Tirštas. Taigi, Ksado tepalai turi savyje jau revitalizantą, tai papildomai pilti į motorą nereikia, nors dėl geresnio motoro veikimo gali dar įpilti papildomai. Taip, kad dabar pilam tepalus, o paskui įpilsim dar vieną dalyką, dėl kurio šitą mašiną skries, o ne važiuos. Skris. Į šitą automobiliuką telpa tik 3,5 litro. Tai dar liks be pilimų. Taigi įpylėme 5x40 Ksado tepalų. Taip dabar iš išmetamo vamzdžio kvepės mėtomis, kaip dar sakė, mėtinė arbata. O dar vieną dalyką einame įpilti Energy Drive. Kaip ir sakiau, kad prasisuktų ratai, o ne sankaba. Bandom. Pasižiūrim, pilam. Taip, kad jeigu ir jūs norite įsigyti, užeikite tik ksado.lt ir nusipirksit savo panašių produktų. Tai ką, draugai, naujas rytas, nauja diena, nauji darbai. Tai va, už manęs tuščia, anoj pusė irgi tuščia, Pijus dažo savo golfytį. Tai turim laisvos vietos ir manau, šiandien galim įsivaryti M6. Šitam dar palauksim elektriko, nes negalim užkurti mes jos. Tai bandom kurtis M6 ir varytis į vidų. Įsiimsim. Gyvas iš visos. Gyvas. Reikia įsimti vairo ir begą, kojų ir begą. Gerai, kad panelė nešaus, nes apsiūta būtų reikalų. Tai ką, bandom kurtis ir lekiam. Į garažiuką, aišku.
Tai ką, turime M6 BMW, kuris nuvažiavęs tik tai 9000 mylių. Aišku, jūs matėt prieš tai pas mus video, turėjom problemą su varikliu, buvo prasukti indeklai. Dėl ko nežinau, nesigilinau. Tai ir kaip matot, yra priekis daužtas. Tai pirmiausia, gal neįsiu į vidų, pradedu nuo išorės, tai nusimsiu sparnus, slenkščius, susižiūrėsim visus defektėlius, kas yra blogai. Tai toks kaip karbonas, pageltonavęs, gumos apsilupusios ir pabandysiu jums viską tai parodyti. Tai kas pirmiausia matosi, tai veidrodėlis labai pakepęs nuo saulės. Stogas yra numatėjęs šiurkštus nuo saulės. Bandysim gal atpoliruoti pradžiai, gal nereiks jokių rimtesnių darbų, toks kaip perlakavimas ar dar kažkas. Sekantis dalykas, tai gumos sutrukinėjusios gana nemažai. Plastikas šitas matinis, šiurkštus, turim problemą su galinio lango guma. Shadow Line'as pamatėjęs, turim čia va bėdą. Nors ir langai tamsinti, bet nuo karščio atšoko. Tiek šitą nusimti ir vežt, kad sutvarkytų. Taip pat šitoj pusėje reiks nusimti sparną, nes yra trūkęs ir slenkstukas pakabintas taip nesmagiai. Tai ką, yra ką veikti prie jo, tai manau, nieko nelaukiam, pradedam ardytis mes jį, nusirdysiu išorę, po to bandysim eiti į saloną, pasižiūrėsim kas ten, išvešim arbegus, manau, tvarkyti ir pradėsim ieškoti detalių. Tai ką, žiūrim. Dar eidamas aplink ir dar vieną pamačiau. Gau, kad paukščio apkakotas, pasirodo nubrauktas. Kas keisčiausia, tai kai visą laiką bandai nuiminėti, čia šiaip turėtų būti ant šponkių. Ir jisai sunkiai nusiminėjo ir iškart supratau, kad kažkas vėl ne taip. Tai turim nupjautą laidą. Aišku, tas plastikinės ir stiklo klijus. O kas įdomiausia, ir vėl medvaršiai. Nelabai čia gerai su tobėmu. Tai kaip ir matėt, yra medvaršių, savisrygių. Abiejose slenkščiuose, priekiniam sparne šitam. Ir vienas dar į lempą, mačiau, lygtais įsuktas, tai nusėmėm tos slenkščius. Ir aišku, aš kaip įtariu, tai yra vadinama amerikietiška lelytė, kurie grįžo biškį aprinkta. Nebereikalo ten ir variklis buvo užkalęs, nu, žodžiu. Nedažnai ir mums tenka su tom susidurt, bet va, per mūsų praktiką tai gal trečia mašina. Ir šita trečia, tai pirmas buvo Golfas serijos, antras Pijaus BMW 4, tai aišku dar nebuvom filmavę tokių, bet atsimenam, nu ir yra šitas aišku. Tai ką, ne apie tai, aišku, parašykite komentarus, ar jums tekia susidurti su tokiom mašinom. Įdomu, kokia tos mašinos istorija, kodėl viskas taip buvo padaryta, ar čia antras mušimas, ar čia kažkas gal su draudimais bandė pažaisti. Nu, bet kaip sakant, neįsiaiškinsi, pabandysim pasidomėti per Car Vertical, kokia jo istorija iš tikro, gal kažką parodys. Tai pasižiūrėsim. Labiausiai tai gaila turbūt šitos lempos. Kaip ir sakiau, medvaržtis buvo įsuktas tiesiai į stiklą. Tokių smagių dalykėlių gali rasti. Paskutinis arbegas išimtas, nuėmų laiduką ir darbai kaip ir baigti. Prie BMW laukiam detalių arbegų ir žiūrėsim, kas bus toliau. Tai kągi, kaip matot, 9 valandos jau, tai judėsiu namo, o dar prieš tai papasakosiu, ką šiandien nuveikiu gero. Tai kol Darius dar MK, kaip matėt, tai aš šviečiausi golfo duris, išrinkinėjau golfo duris,
Šitas irgi reikia pabaigti, irgi išrinkti. Šitas pasiruošiau, nugruntavau. Sparniukas pabaigtas ir kur kitas sparniukas? Štai čia. Nugruntuotas ir pabaigtas. Ir pasidariau dar vieną dalyką, kurį žadėjau turbūt 2 savaitės. Neatsimenu jau žodžiu. Tai nusidažiau golfo kėbulą. Kaip matot, atsirado spalva ant mašinos, slenkstukai padaryti, taip pat stogas visas perdažytas ir kita pusė. Vaizdas štai toks. Taigi liko buferiukai, durys, kaip ir matėt, sparnai. Dar liko nudažyti įvairiausių detalių. Kapotas dar prie to pačio. Tai stengiamės, bandysim ne šią savaitę, ne kitą, bet dar kitą. Tikiuosi, mašina bus pabaigta. Labai laukiu, labai noriu pralėkti, pabandyti. Reikės dar padangų, reikės užregistruoti, reikės... Žodžiu, darbų dar tikrai nemažai. Taip kad šiandien diena baigta ir susitiksime rytoj. Tai ką, labas rytas, chebrytė. Nauja diena ir einu dirbti prie, kaip ir visą laiką, M6. Tai šiandienas darbeliai nusimsiu spoilerį, nusimsiu buferiuką, pasižiūrėsim, kas ten vyksta. Ir po biškį gal pradėsiu ruoštis. Taigi sveiki sugrįžę kitoje dienoje ir nuo pačio ryto įdomybės. Taip kad ryte paskambino ukrainiečiai, sako, reikia davažiuoti iki Ispanijos. Galvojom, nieko labai blogo nebus. Taigi atvaro mašiną, sako, reikia pritaikyti lempą, kad galima būtų davažiuoti. Mašina sudaužyta, priekis nusuktas, tai dabar su Darium dirbam ties to. Va, Darius jau balionėlį maišas, jau pučia. Ką čia puti? Va, taip, va. Čia jau visas komplektas yra. Pažiūrėkit, kaip pritaikėm kitos mašinos lempą. Grožis nepasakytas. Va, kaip dažom. Čiuk, čiuk, čiuk. Ojej, kaip labai gerai. Kaip gerai. Va taip ukrainiečiai važiuoja per Europą. Įdomu. Ne, jau lempos tai nedažyk. Tokių dalykų dar nesam darę, nedarė? Esam. Kada? Visko buvo. Vakare dažiausi detalės golfo. Atvarau į darbą ir iš karto dingo nuotaika, žinokit. Nežinau, kas atsitiko, bet rodom jums viską, tai rodau ir dabar. O štai čia. Kažkas sureagavo, užpūtus laką ir apačioj nubėgo tiesiog. Sparnai viskas liuks, šitos durys liuks. Ir ateinam prie kapoto. Va čia. Nesupratau, kas atsitiko, tai taip, kad bandysim viską vėl daryti iš naujo. Reikia nusišveisti duris, reikia nusišveisti kapotą ir vėl viską perpūsti naujai. Dažų dar turim, nieko tokio. Ir prie to pačio dar nupūsim buferius. Toks darbas nieko nepadarysim.
šia liūdna žinia. Traukiam detalės iš čia ir einam dirbti toliau prie golfelio. Tai ką, ukrainiečių mašiną atidavėm, bambukas už manęs, jau po biškį ruošiamas. Viską įsiardžiau, ką reikia. Ir galim eit pasižiūrėti, ką čia Pijus daro. Pijus dirba prie Porsche. Nutrauk tave prie šitos mažutės. Ką, kieme geriau, pavasaris biškį? Aha, labai pavasaris, labai šilta, tiesiog karšta. Saulė šviečia, paukščiukai čiulba ir nosis vėl. Tai va, grįžo paršiukas iš variklistų ir prie to pačio šiandien atvežė downpipes su katalizatoriais. Sakė, kad netinka, tai dabar bandysim pridėti ir pažiūrėti, ar tikrai netinka. Nors iš pažiūros atrodo, kad tikrai netinka. Tai va, ir netinka. Kodėl šitas į viršų žiūri? Dėl to, kad va taip turėtų būti, na. Taip, čia va didesnę šaibas uždėsim ir tada prisuksim ir laikysis. Kuo puikiausiai. Žodžiu, viskas bus gerai, nepergyvenkit. Ką čia dabar reikės daryti? Jebėjau. Yra problema, kad netinka flanšas. Turėtų būti va taip va, bet netinka skylės, tada jisai pasikelia į viršų. Tai va, turėtų va taip žiūrėti. O dabar jeigu pagal skylės dėdės žiūri viršų, tai flanšas atrodo, jeigu normaliai, va, ta prasme, kad uždėtum, žinai, tai jis turėtų būti va, kažkaip taip. Va taip. Tai flanšą reikia pasukti M5, bliama, iš šono. Tai tas pats flanšas visiškai netinka? Netinka visiškai, nes yra skylės visai kitur. Ką? Naujus gaminti? Nu taip, nes blemba, skylės netinka, kitose vietose skylės. Čia matai va lygiai vienodai, žinai, visi va stovi. Ja. O tenai ant turbos 2 plačiau. Tai kaip ir matė, downpipe netinka. Tai sekantis sprendimas yra rašyti tiems, kuriems pardavė iš R firmos, nežinau, kas čia per firma, Vokietijai. Ir žiūrėsim, ar grąžins ar ne. Nes jie kainavo 1500 €. Tai biški pinigai, kaip sakoma. Tai jeigu negrąžina, tada darom tos pačius ir sukam flanšą naują uždėtą ir dėsim atgal ant mašinos. Turbūt taip. Tai taip, kad dabar pasiliekam originalų katalizą. Tai va, tai pasiliekam šitą, kad galėtų pagaminti flanšą. Pavyzdį turėsim. Ir vešim tekintojui, jeigu negrąžins pinigėlių. Taip, kad dabar einam prie kitų darbų. Tai kaip visą laiką vakaras, po 7 biški, penktadienis, taip kad metas namo. O naujienos yra tokios. Darius visai neblogai padirbėjo prie M6, o aš tuo tarpu dažiausi savo golfą. Pagaliau darbai pajudėjo, pažiūrėkit, ką pasidariau. Sparnas nudažytas, durys nudažytos, kėbulas nudažytas, uždėtas spoileris, atrodo agresyviai. Toliau einam pažiūrėti į kamerą. Kameroj prieš kokį 2 valandas dažiausi kelias detalės. Tai taip dar pats nemačiau. Ir pasižiūrim, kas gavosi. Nudažytos durys, nudažytas kapotas ir nudažytas bamperis E-klasės kūpo. Taip pat sparnas. Atrodo labai gražiai. Žiūrėsim, kaip bus su spalvom, bet turėtų būti viskas liuks. Šeštadienį, sekmadienį, manau, reikia dar padaryti ir šį video. Reikia surinkti golfą, kiek įmanoma daugiau. Taigi ką, šiam kartui tiek. Šeštadienį, sekmadienį padirbėsim. O jūs mūsų laukite sekančiame vloge. Kitą savaitę, tuo pačiu metu, toj pačioje vietoje. Taip, kad iki susitikimo One on One Customs dirbtuvėse ir nepamirškit pasubscribinti, nepamirškit palaikinti, nepamirškit komentuoti, būtinai ir iki susitikimo kitą kartą. Čia.